Aš tai nemanau, kad čia yra klaida, aš manau, kad klaida galbūt išsiimti iš viso to epizodo, kuriuo dalinausi, kad price to earnings ratio yra rodiklis, kuris viską pasako. Tai yra tiesiog vienas iš tų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų rubriką. Šioje rubrikoje labai paprastai padedu jums efektyviau žengti investavimo keliu užtikrintų žingsnius. Reiškia, didesnė grąža, mažesnė rizika ir žinot, ką darot. Pagrindiniai 3 tikriausiai parametrai, kad užtikrintai judėtumėte, yra edukacija, tas pats nuoseklumas ir tam tikra disciplina. Tikriausiai edukacija labiausiai padeda, tai su šitais klausimais ir noriu pagelbėti su edukacija. Vėl, jeigu turi tokių klausimų, drąsiai komentarus parašykite, truputį užtrunka, nes eilutė nemaža, bet tikrai atsakysiu ir video, ir šito teksto formatu. Tuo pačiu, kad neužtruktume per ilgai, šokam iš karto į klausimus, pasižiūrėkim, ką palikote. Labas, kai per opcionus įsigyji ETF, kuris moka dividendus, tai tas 101 ir moka tuos pačius dividendus, kaip ir perkant po vieną vienetą. Ačiū. Jo, tik tai vienintelis tikriausiai kabliukas, kad ETF moka distribucijas, ne dividendus, į fondą atkeliauja dividendai, tai reiškia iš individualių kompanijų, iš fondo jau atkeliauja distribucijos. Čia tiesiog toks mini techninė klaida, bet įsigijimas, čia įsigijimo forma kaip ir visiškai nerūpi, kai jau turtas atkeliauja pas jūs į sąskaitą, vienodai šiečia, jūs gaunate tas pačias distribucijas, tuos pačius plitus, viskas vyksta su tuo turtu visiškai identiškai. Robertas rašo, viską investicija, dividendų ir išeičių į pensiją tą pačią dieną. Gali gyventi savo ir veikti praktiškai, ką nori. Džiaugiuosi dėl tavęs. Čia milijonierių problemos, taip sakant, iš savo pusės. Aš kaip ir tikriausiai argumentuočiau taip, bet kabliukas yra, kad hamakė 6 mėnesius neprasisupsi, nieko neveikiant. Kažkuriuo momentu norėsis kažką veikti. Ir man visą laiką finansinė laisvė nebūtinai susiję, kad nieko neveikimu, bet labiau veikimu būtent to, ką norime savo gyvenime veikti. Tai reiškia, galbūt tai yra laisvalaikis ir gal tam tikrą laiko formą, metus, 6 mėnesius, galbūt 5 metus, galbūt netgi ir daugiau, iš tiesų nieko neveiksit ir tik tai ten ką nors hamakė prasisupsit. Labai nustebčiau, jeigu iš tiesų tokį laikotarpį sugebėtumėt prasisupti, bet gal kai kuriems žmonėms iš tiesų to norisi. Kažkuriuo momentu man atrodo, kad norėsis kažką veikti daugiau, kažką kurti, kažką galbūt išmokti, gal kažkur edukuotis, gal kažkur savo žinias pritaikyti. Ir galbūt į tą patį pajamų žaidimą žiūrite iš tos pusės, kad tai yra žaidimas, kuris domina. Taip sakant, žaidimas, kuris tiesiog pagrindinis parametras yra, tai sugeba uždirbti tam tikrą kapitalą. Ir kuo su daugiau turtingų žmonių pabendrauju, tuo daugiau jie pirmiausia sprendžia savo finansinės problemas tam, kad išspręstų. Kai praturtėja, jiems tiesiog dažniausiai įdomesnis yra pats žaidimas, pats tas leverage, pats tas sprendimų tokių nežinomybė, kuris yra teisingas ir kur nuves. Tai argumentuočiau, kad į pensiją kartais visiems norisi, bet pasiekus tą finansinę laisvę pensiją, kur jeigu pasiekėm gerokai anksčiau, daugelis grįžta atgal į darbo rinką žvalgytis tam tikrų iššūkių. Vėl, nesakau, kad čia privaloma, tiesiog tokia keistesnė įžvalga, į kurią irgi teko atsižvelgti. Norėčiau pastebėti, jog darai esminę klaidą su PE ratio, su S&P PE ratio. Pagal istorinius rodiklius PE yra ganėtinai sukilęs, kas reikia ir leistų daryti išvadas, jog viskas yra per brangu. Tačiau reiktų atsižvelgti į tai, kokios kompanijos sudarė S&P prieš 10 metį, 20 metų ir taip atgal. Visada tai būdavo bankai, nafta, lokalūs verslai, kas automatiškai reikšdavo verslo augimo limitą ir žemą PE. Šiuo metu didžiuliai viso S&P 500 svorį sudaro tech kompanijos, kurių rinka yra globali, kas įtakoja 2, 3 ir net 4 didesnį augimą nei istoriniai S&P 500 gigantai. Atsižvelgiant į tai, PE ratio tampa nebe toks ir aukštas, pabandyk atmesti didžiuosius tech gigantus ir palikti lokalius verslus, pamatysi, jog PE ratio sumažės drastiškai. Nemanau, kad iš tiesų klaida. Tai keli dalykai. Price to earnings ratio, jeigu mes taikom visam indeksui, tai jau turime tą efektą, kad žiūrime pro mažą rakto skylutę į labai didelį kambarį. Antras dalykas, prieš 10 metį didžiausias kompanijos buvo technologijų kompanijos. Tai tikrai ne naftos kompanija buvo didžiausia, tikrai ne kažkas iš jūsų tos pusės, nes mes tikriausiai nuo 8 metų krizės 10 standartiškai turėjom tik technologijas. Pagrinde, jeigu žvalgytumėte į savo šitą rodiklį, savo šitą argumentą, tai tikriausiai taikote 90-uosius, 80-uosius ir dar anksčiau. Vėl, kodėl technologijų kompanija turėtų turėti kitokio principinio tavo rodiklio uždarbį negu tos didelės kompanijos anksčiau. Jeigu sakytume DEP ratio, jeigu tą tipo fizinį turtą reikėtų vertinti, tada aš labai pritariu, nes anksčiau tai turėdavom tuos vadinamus hard assets. Turiu sandėlį, turiu produkcijos, turiu kažką, kas yra apčiuopiama ir lengvai vertinti. Dabar technologijų pusėje, su technologiniam kompanijom, kur mes įvertinsim, pavyzdžiui, duomenis.
kur mes įvertinsim, pavyzdžiui, Google Search Engine visą, kaip mes jį apčiuopsim, taip sakant, per serverius, tai ne ta vertė, taip sakant, kur tas konkurencinis pranašumas. Bet price to earnings ratio rodiklis visiškai su to nesusiję, tai yra kainos ir uždarbio santykis. Tai mano argumentas yra, kad šioje vietoje kaip tik technologijų kompanijos teoriškai galėtų uždirbti daug daugiau pelno, tai jų kaip ir rodikliai turėtų atitikti tą vidutinį standartą. O siekiantis tas skirtumas, kad išimam technologijų milžinus ir staiga vertinam tik tai tos pusės, tai čia jau, taip sakant, čia jau negali lyginti indekso rodiklio, kai tu išimi iš indekso vieną didžiausių augimų turinčias kompanijas bent jau per paskutinius 10 metų. Bet tai tada investuokit į tą top 20, kur yra irgi S&P 500 ir, taip sakant, sakykit, kad kam tada investuoti į visas kitas, kurios dar vis yra tik infrastruktūrinės, dar vis ne tos pačios gigantės ir ne didžiausi pasaulio verslai. Tai jo, aš tai nemanau, kad čia yra klaida, aš manau, kad klaida galbūt išsiimti iš viso to epizodo, kuriuo dalinausi, kad price to earnings ratio yra rodiklis, kuris viską pasako. Tai yra tiesiog vienas iš tų, į kuriuos reikia atsižvelgti. S&P 500 ETF'as yra fondas, kuris turi metinį mokestį nuo visų tavo pinigų, nesvarbu krenta akcija ar kyla. S&P 500 40% sudaro Magnificent 7, tai galima tiesiog pirkti Magnificent 7 ir nemokėti fondo mokesčių, tik daro daugiau, bet linksmiau. Ir augimas gali būti 2x nei S&P 500. Sėkmės su šitą strategiją, nes čia vėl, ar manot, kad šitie 7 verslai taps pasauliniai verslai ir išliks top 7 ir už 30 metų? Jeigu esate įsitikinę, tai manau, kad esate labai naivus investavimo pasaulyje. Tai jeigu mes paimsim čia Warreno Buffetto geriausias pavyzdys, kur 90 metais paėmė top 30 pasaulio kompanijų pagal dydį ir pasižiūrėjo už 30 metų, kiek kompanijų dar vis išliko top 30. Tai nei viena kompanija nebuvo top 30 ir tenais turėjom iš viso pusę kompanijų iš Japonijos. Tai dar linksmesnis dalykas. Tai argumentas, kad kažkaip įsitikinę esat, kurie verslai bus top verslai už 30 metų, tai krištolinį kamuolį turite, pirmin, nereikia jums kažkokių pavyzdysivesnių strategijų. Tiesiog, kai kažkuriam iš tų verslų labai blogai dasibaigs, tai nenustebkit, kad jūsų portfelis kenties daug geriau, o S&P 500 iš tiesų važiuos daug draugiškiau, nes sugebės išmesti tą kompaniją iš viso sąrašo ir pridėti kažkurią naują. Gerai, įdomu, kokią dalį pinigų prarandi pirdamas PIL, nes vis tiek €2 pirkimas, plus centai už vieną akciją, o jų reikia daugiau užsipirkti palyginus su VUAA. Nemanau, kad toks didelis skirtumas, perku kiek ten 8 vienetai, tai 16 centų. Jeigu aš tiesiog dabar turiu, pasižiūrėkime, dabar 6300, sakykime, investuoju po 100 eurų kiekvieną mėnesį, 10% grąža ir tarkim aš palikčiau 17 metų, kas būtų visas bendras laikotarpis 20 000. 87 470 mano bendra vertė. Dabar jeigu aš perku 2 eurai ir tarkim aš ten 8 vienetus pirksiu, sakykime visam laikotarpiui, nes tiesiog kart 0,02 plus 2,16 kart 12, tai mes turim 25,92 € išleistus per metus ir dabar turim 17 metų, tai mes turim 440,64 €. Tai pagalvokit taip, 440 eurų iš šitos investicijos įmonė uždirbs 60 000. Gal šitoje vietoje aš iš to 60 000 gal ir galėčiau sutaupyti, sakykime, papildomą 100 eurų. Bet jeigu aš galėčiau kažkokiu būdu paimti ir sakyti, aš noriu investuoti 150 eurų, sugebėsiu šitoje vietoje. Man tai, žinot, man atrodo, fokusas iš jūsų pusės turėtų būti į kapitalo sugebėjimą padidinti tam, kad investuotume didesnės sumas, ne kaip kiekvieną centą sutaupyti. Tai nemanau, kad čia tokia didelė problema. Plus, man rodos, jeigu labai jau norite šitos vietos, tai, žinot, paimkite ir kas antrą mėnesį apsipirkinėkit. Man rodos, bus sutaupimas per tą prizmę, kad tiesiog už didesnį kiekį apsipirksite. Bet čia disciplinos reikia. Dažniausiai žmonėms efektyviausiai yra kas mėnesį investuoti, nes kas mėnesį gauna atlyginimą. Tai kaip pinigai atkeliauja? Pinigai keliauja iš karto investicijas. Ir vėl sukam tą patį principą. O kodėl VWC nepakeitus į FVRA? Dėl lygiai tos pačios priežasties, kaip VUA keitimas į SPVL. Jei gerai suprantu, VUA pakeitė į SPVL dėl 0,04 mažesnio mokesčio ir dėl to, kad kaina jau virš 100 eurų ir netelpa į 100 eurų eksperimento rėmus.
FVRA taipogi turi 0, ir telpa 100 eurų. Invesco FTSE All World. Ir mažesnis iš tiesų. Gal, žinokit, ir gera idėja. FTSE World Index. Plane pasižiūrėjau. Vokiškas fact sheet. Physical accumulating. Kažko neatitinka. Kažkas ne iki galo, žinokit, atsitinka. Man rodos, kad bus sampling pasirinkimas. Jau, man rodos, užmačiau per komentarą. Kiek čia vyksta? Nėra. Jis sąlyginai trumpai egzistuoja. Gerai. Pas vieną 2 milijardai, pas kitą 24. Turto valdymo mokestis mažesnis, tas tikrai džiugina, bet čia turime mini problemą. Indeksas 4200 ir čia 4200, bet pats fondas fokusuojasi tik į 2400 ir 3500 apvalinus skaičius. Dabar mintis, kad suprastumėt, yra vienas kopijuoja indeksą identiškai, kitas seka tą vadinamą sampling metodą. Tai vienas atsiradęs tik 24 metais ir šiaip grąža netgi draugiškesnė bendrai paėmus. Jeigu žiūrim, iš tiesų netoks ir didelis skirtumas, bet norėtųsi truputį galbūt ilgesnio laikotarpio. Volatility irgi sąlyginai draugiškas. Gal, žinokit, neturiu atsakymo, kol kas tik tai vienintelis dalykas, kuris galbūt nelabai patinka, tai yra tas, kad jis vis tiek ima tą vadinamą sampling pasirinkimą. Optimize sampling. Optimize sampling iš savęs reiškia, kad nesekam visiškai identiško indekso taisyklių, bet imam specifinius parametrus, pagal ką mes atsirenkam, kad pirktume mažiau aktyvų. Tai reiškia mažiau valdymo mokestis, būtent todėl, kad mažiau kompanijų egzistuoja pačiame fonde iš viso indekso. Tai imam, vėl ten yra specifiniai parametrai, pagal ką perka, pagal ką neperka, bet akcentas, kad tai jau yra tam tikras nuėjimas nuo pačio indekso sekimo 1:1, kiek galima arčiau. Tai pažiūrėsim. Šiaip įdomu, pasinagrinėsiu truputį išsamiau, grįšiu atgal, pasižiūrėsim, kaip šitoje vietoje gal jis ir gali pakeisti. Man kol kas nėra per didelės problemos tą patį VWC tiesiog pirkti kas antrą mėnesį, bet pasižiūrėsim, nes teoriškai ilgų laikotarpį vis didėja kaina, tai tuoj negalėsim pirkti ir kas antrą mėnesį. Tai jo, prieš porą mėnesių šioje platformoje buvo patrauklesnių pasiūlymų, kol kas dar nesusigundžiau. Pažiūrėsim, gal atsiras aktyvesnių, bet smagu, kad domite, smagu, kad, taip sakant, neužsisėdėjot su viena platforma ir iš tiesų žvalgotės ir į kitus variantus. Čia, man rodos, labai efektyvu iš tos pusės pasižiūrėti, kad neužsidarom vienam įrankyje. Bent jau pagal pavadinimą matau, kas mėgstama investavime. Šiaip klausiau video, kodėl Vanguardo mokesčiai Europoje tokie dideli palyginus su JAV, tai pasirodo Vanguard Ireland tiesiogiai neša pelną pagrindiniams shareholderiams Amerikoje ir vien dėl pelno iš gan didelių mokesčių jie Amerikoje gali pasiūlyti tokius mažus mokesčius. Išgirdus šitą atkrito noras galvoti, kad jie mažins mokesčius europiečiams, nepaisant 0,03 sumažinimo. Rinkčiausi kitus sprendimus. Man neatrodo, kad šitoje vietoje iš tiesų turi didelę problemą, nes jūs kalbat apie turto valdymo mokestį, kuris yra jau mažesnis negu ten 0,3, kas jau sąlyginai yra mažas. Bet tada turim Lietuvoje krūvą pasirinkimų iš aktyviai valdomų fondų, kurie siūlo 1%, 1,5%, 2 arba net 3 ir dar prideda su šitą success fee, net jeigu nelenkia pačio indekso. Tai vėl, negaliu kalbėti apie visus, bet didžioji dalis aktyvių fondų 1% turto valdymo mokestie turi ir jūs skundžiatės, kad Vanguardas yra per brangus su 0,07, 0,1, 0,15 pasirinkimais. Man atrodo, nebūtinai teisingai žvalgotės į šitą pasirinkimą. Tai man atrodo, Vanguardas labai draugiškas pasirinkimas iš savo pusės ir kadangi jis yra pagrindinis, kuris atidarė indeksinį investavimą mažiems investuotojams, aš taip sakant, liksiu fanas dar ilgą laikotarpį, nebent pamatysiu kažko kardinalaus kitokio. Kaip manote, protingiau investuoti tik į VWC ar į SPYL ir VRE? Developed Europe x UK, VFEA Emerging Markets ir VGEK Developed Asia Pacific x Japan. Tai arba į visą pasaulį investuojam, kur fonde, kuriame jau egzistuoja, taip sakant, ir visi kiti pasirinkimai, ar atvirkščiai turėti ir S&P 500, kas yra Amerika, tos pačios Europos be Anglijos, tų pačių Emerging Markets ir Developed Asia Pacific x Japan.
Abu variantai apima pasaulį, bet gal kažkurio potencialas yra aukštesnis, kurį rinktumėtės ir kodėl. Jeigu pasirinktumėte antrąjį variantą, kokio sumos procentą investuotume į kiekvieną ETF. Aš rinkčiaus pirmą, žinokit. Antras nelabai logiškas iš tos pusės man. Dabar jūs vengiat Anglijos ir vengiat Japonijos dėl kažkokios specifinės priežasties ar tiesiog todėl, kad nėra tų specifinių ETF su tais įrankiais. Dabar gal ir yra įmanoma sakyti, kad čia netinkamas įrankis, nenorit žvalgytis iš tą šalis dėl kažkokių priežasčių ir taip toliau, bet jūs jau išmetat 2 stiprias ekonomikas iš visos globalios strategijos. Tai tada pas mane atsiranda klausimas, ar tikrai tai yra vertinga ir plus kaip jūs rebalansuosit. Pirma problema, 2 šalių tai nebuvimas, kurios yra stiprios iš savo ekonominės pusės, neaišku, kaip bus ateityje, bet čia vis tiek aš, nevengčiau Japonijos ir nevengčiau UK tiesiog, nes, nežinau, galvoju, kad galbūt jų nereikėtų. Tuo pačiu pas jūs trūksta tos pačios Kanados, pas jūs trūksta tos pačios Pietų Amerikos, jeigu mes žiūrime emerging markets, nes žiūriu, kad tik tai į Aziją pasižiūrėjot, Azija Pacific, nemanau, nežinau, kas yra Developed Asia Pacific, čia reikėtų pasižvalgyti į tą, bet mes galim pasižvalgyti. Tai VGEG, Australija, Koreja, Hongkongas, Singapūras ir New Zealand. Bet VF. Kur Kanada? Kanada, man rodo, šitoje strategijoje tiesiog nebus. China, Taiwan, Indija, Brazil, South Africa. Jo, šitą kaip ir suprantu. Jeigu taip bendrai paėmus 2 problemos, man atrodo, UK, Japonija ir dabar net ir Kanados nebuvimas šitoje pusėje, nes man rodos 3 tikrai stiprios ekonomikos, kurias jūs tiesiog ignoravot. Antras dalykas, jūs turėsit kiekvieną kartą rebalansuoti ir rinktis kur ir kas. Tai jeigu jūs pasirenkat, sakykime, investuoti į S&P 500, tai aš pačiai pradžiai tikriausiai žvalgyčiaus pagal logiką jūsų, bet galbūt tas atramos taškas yra būtent tas pats VWCE, kur jūs pasirenkat visą pasaulį ir žiūrit, kas šiuo metu užima daugiausiai vietos. Tai jeigu mes imam United States, 63%, Japonija jūs ignoruojat, United Kingdom jūs ignoruojat, Kanada jūs ignoruojat, tai čia virš 10% viso pasaulio jūs kažkur kitur turėsite įmesti. Tai galbūt į emerging markets šitoje vietoje labiau įmesti. Į Europą be UK gal irgi kažkoks procentas atkeliauja, bet jūs galite pasižiūrėti, kaip pasaulio sferoje, kiek turėtų užimti tas procentas ir tada tikėtis rebalansuoti kiekvienais metais, kur turėtų būti daugiau pinigų, kur turėtų būti mažiau pinigų. Tai jeigu neskaičiuojam mokesčių iš tos pusės, jeigu nenaudojate investicinės sąskaitos, nes čia irgi klaustukas, jeigu neskaičiuojam mokesčių už pirkimą ir pardavimą iš savo pusės, ir jeigu neskaičiuojam tos pusės, kad jums reikia skaičiuotis ir žiūrėti, kur ir kiek reikėtų kada investuoti, taip sakant, kaip rebalansuoti portfelį, ir dar laiko sąnaudų, tai gal ir sakyčiau įmanomas variantas ir duodantis jums daugiau laisvės, bet aš galbūt argumentuočiau kaip tik, kad perkat visą pasaulį kaip pagrindinę poziciją ir tada jeigu jūs norėtumėt, sakykime, argumentuojam, kad didesnės pozicijos besivystančiose rinkose, tada koks nors EIMI ETF arba jūsų tas papildomas ETF būtent su papildoma pozicija, kuri yra šalia tos pagrindinės. Tada vienintelis dalykas, ką jums reikia valyti, yra būtent tą papildomą satelitą. Dabar, jeigu jūs norėtumėt daugiau Europos kaip pavyzdys, tai papildomas Europos, jeigu ten papildomas, nežinau, Amerikos arba dar kažkas, tai tiesiog papildot savo tą privalomą pagrindinį core. Iš valdymo pusės tikrai sudėtinga ir, sakyčiau, nebūtinai vertinga labai diversifikuoti savo daug skirtingų ETF-ų, kai galima vienu turėti visas tas pačias strategijas ir patiems net nereikėtų, taip sakant, nagrinėti jų, nereikėtų rebalansuoti. Tai sutaupytumėt nemažai laiko. Plus, nepamirškit, kad jeigu jūsų antra strategija, tai jūs jau turėtumėt argumentuoti, kad investuojat bent po 1000 eurų per mėnesį, nes vis tiek turit kelias pozicijas, 1, 2, 3, 4, į kurias investuoti reikės bent po 100-200 eurų tam, kad pirkimo mokesčiai nebūtų per dideli. Tai jeigu kažkuri pozicija yra sąlyginai mažesnė, tai 5 eurų neinvestuosim į vieną specifinį ETF, kai mes 2 eurus sumokam tiesiog už pirkimą. Tai vėl, pirkimai nepamirškit, Freedom24 vienas paprasčiausių būdų į naudotojo sritį, nukeliaujat, žemyn nuvažiuojat, kur čionais tarifų plano keitimas ir paspaudžius šitą atsidaro papildomas dokumentas, kur galite pasižiūrėti, kiek maždaug mokėsit. Tai aš laikyčiau tas kainas tarp 2 ir tarp 1 ir 3%, efektyviau, tarp 1.
Jeigu galit mažesnius, super, bet nedaugiau 3% už pirkimą iš mano pusės privalomai. Ir aš dažniausiai taikau kažkur tai 2 iki 2,5%, jeigu ten mažesniems sumom dar investuoju. Tai kuo didesnė suma investuoju, tuo pigesnis tas pirkimas turėtų būti. Tai jo, tikiuosi šitas atsakė. Nepamirškit, kad jeigu norit pradėti investuoti patys savarankiškai, nuorodos aprašymai mano pasirinkimus, galite sekti mano portfelius tam, kad pasižvalgytumėte, į ką investuoju pats. Bet čia mintis paprasta. Paskatinti jūs pradėti savarankiškai investuoti, nekopijuoti kažkieno kito, nei manęs, nei kažkokių kitų komentatorių, kurie palieka šitas įžvalgas, nes turit vis tiek atitikti savo tikslus, jūsų strategija turi atitikti jūsų tikslus, turi atitikti tas pačias logikas, kad kokia rizikos tolerancija, kiek investuojate ir visa kita. Tai tiesiog paskatinsiu. Pradėkit bent jau mažom sumom periodiškai ilgų laikotarpių. Jeigu tada atsiranda noras komplikuoti, tai pasižvalgykit truputį į kanalą ir jeigu kažkas neduoda ramybės, tai brūkštelkit komentarą ir atsakysiu su įžvalgom. O čia parodysiu labai paprastą praktinį eksperimentą, kur kiekvieną mėnesį investuoju po 100 eurų ir labai džiugina rezultatai. Tuo pačiu priminsiu, kad visus portfelius ir tos pačius praktinius eksperimentus galite sekti nemokamai per nuorodas aprašyme. Sukit, pasižvalgykit, sutiksim sekančiam Q&A.